Pro elektroninėje parduotuvėje. Vienas iš būdų tai mini juostoje surasti dominančią kategoriją. Aš pasirinksiu kategoriją plaukams. Tuomet susirandame norimą subkategoriją, pavyzdžiui, šampūnas, bei paspaudžiame. Puslapyje atsiranda visi šampūnai, kurie yra susiję su šampūnų subkategorija. Taip pat kairėje pusėje atsiranda laukeliai, kurie mums leidžia detalizuoti paiešką pagal kainą bei pagal prekės ženklą. Pasirinksiu kainą nuo 50 iki 100 litų, bei paspausiant jos, bei DigiCatwalk prekės ženklą. Taip pat paspaudžiame ant jos. Ir štai, mums lieka tik 3 galimi produktai. Kitas būdas atrasti jus dominantį produktą, tai pasinaudoti puslapyje pačioje esančiomis subkategorijomis. Kaip pavyzdį paėmų subkategoriją tipsai. Tuomet puslapyje atsiranda visi tipsai, kuriais prekiauja Salon Pro elektroninė parduotuvė. Kaip ir ankstesnėje paieškoje, kairėje pusėje atsiranda laukai, kurie leidžia mums detalizuoti produktus. Galime pasirinkti kategoriją. Aš pasirinksiu kategoriją skaidrūs tipsai. Kaina iki 50 litų. Bei prekės ženklą impressionais. Ir štai, mums belieka tik tai 2 galimi produktai. Trečiasis būdas yra puslapio viršuje, dešinėje pusėje, paieškos langelį įvesti žodį, kuris yra susijęs su jūsų norimu produktu. Pavyzdžiui, aš įvesiu žodį gelis, tuomet paspausiu Enter mygtuką. Automatinė paieška mums parodo visus galimus produktus, kurie yra susiję su žodžiu gelis. Kaip ir anksčiau, kairėje pusėje atsiranda laukeliai, kurie leidžia mums konkretizuoti paiešką. Aš pasirinksiu kategorijoje pedikiūras bei kaina nuo 0 iki 50 litų. Taip pat dar kartelį pasirenku kategoriją, pavyzdžiui, šveitiklis. Ir štai, mums lieka tik tai vienas galimas produktas. Malonaus apsipirkimo Salon Pro elektroninėje parduotuvėje.